susirinkusieji šią rugsėjo popietę į online webinarą Efektyvūs e-komercijos sprendimai svetainės SEO ir Facebook Ads. Tai prieš pradedant webinarą dar norėčiau pasikartoti visiems naujai prisijungusiems, jog webinarą šiandien įrašinėsime, kad vaizdo įrašą galėtume pasidalinti su visais nuoroda. Tai turbūt dažnas verslas, norintis pradėti pardavinėti internetu, susiduria su daug skirtingų klausimų, nuo ko pradėti, kiek pinigų reikės, kokio biudžeto reikės. Ar iš viso reikia tos elektroninės parduotuvės? Gal galima tiesiog prekiauti su Facebook puslapiu ir paskui skirti biudžetą pasidaryti svetainę? Ar reikia investuoti į SEO optimizaciją iškart pasidarius svetainę? Ar galima laukti? O gal tiesiog suleisti visus tos pinigus į Facebook Ads reklamą ir tikėtis iškart rezultatų? Tai čia keli pagrindiniai klausimai, ką šio online webinaro metu kartu su mano kolega Šarūnu bandysime gvildenti. Kodėl sakau kartu su Šarūnu? Nes turiu prastų žinių pranešti. Planavome webinarą daryti tryse, tai Šarūnas, Simonas ir aš. Tačiau dėja, Simonas pasijautė labai prastai ir šiandien iš vis negalėjo prašnekėti, tai webinare nedalyvaus dėja. Tai kartu mes su Šarūnu pasistengsime atsakyti visus jūsų likusius klausimus, o jau Simonas prižadėjo visiems įrašyti įrašą pats ir pasidalinsim Simono tema apie SEO optimizaciją po įrašo, tai visiems paštu pasidalinsim nuorodą su jo įrašu. Efektyvūs e-komercijos sprendimai. Taigi šiandien kalbėsime apie raktinių žodžių analizę, kaip išsirinkti SEO agentūrą, apie Facebook reklamą ir apie kaip pasirinkti elektroninės komercijos platformą. Taigi formatas 20 minučių plus 10 minučių klausimai. Tai kadangi aš neturėjau progos dalyvauti gyvai ir dabar esu šiek tiek dar užkimęs, tai atsiprašau dėl to. Tai klausimų sesijos mano dalyje nebus, bet bus kolegų. Taigi šį webinarą jums pristato SEO mokymai, tai yra seokursai.com, Rocket Science ir Lemonhook. Taigi šiandien su jumis kalbėsiu aš, SEO ekspertas, turintis 13 metų patirtį ir esu Rocket Science reklamos padalinio vadovas ir tarptautiniu lygiu sertifikuotas marketingo vadovas. Ir toliau su jumis bendraus Šarūnas ir Paulius. Jie prisistatys patys. Taigi keliaujam tiesiai į turinį ir patį svarbiausią etapą, tai yra raktinių žodžių analizė. Šis etapas dažnai yra kažkaip praleidžiamas, nes jis reikalauja pamastyti ir pakankamai gilios analizės, nes nuo jo priklauso visi kiti sprendimai. Tai iš kur mes žinosim, kokį turinį kurti, kokius raktinius žodžius naudoti, kokius raktinius žodžius naudoti paveikslėlių pavadinimuose, backlinkuose ir išoriniam SEO. Taigi dažnai kažkaip mes mąstom iš karto, kad mūsų tikslas pardavimai, tai dėl to mes turim iš karto galvoti vien tik apie transakcinius raktinius žodžius, tai yra tokius, kurie yra su kaina, palyginimu ar kažkas susijęs su prekiam. Tai apjungsime transakcinius ir komercinius į vieną šiuo atveju, bet ką rodo tyrimai, kad virš 70% žmonių ieško iš pradžių informacijos apie tai, kaip jiems spręsti savo problemą, arba šiuo atveju, koks produktas galėtų atitikti labiausiai. Dėl to mes turime pateikti turinį atsakant į klausimus ir tas turinys toliau ves pirkėjo kelionėje į žmogų link apsipirkimo. Taigi turinyje apie tai, kaip išsirinkti skalbimo mašiną, bus nuoroda į tam tikrus tuo metu siūlomus modelius. Taigi raktiniai žodžiai skiriasi per pirkėjo kelionę. Taigi iš pradžių vyksta kažkoks trigeris, tai kažkas ar mums skauda dantį, ar mums sugedo televizorius, ar mes pagaliau jau apsisprendėm ir norim to naujo roboto siurblio. Ir kuo tas mūsų pirkinys yra sudėtingesnis arba brangesnis, tuo mūsų pirkėjo kelionė yra labiau zigzagais. Ne tiesinė linija ir, pavyzdžiui, jeigu renkamės automobilį, tai staiga mes tampam imlūs automobilių reklamai, mums svarbios rekomendacijos, kitų vairuotojų patirtis, mes pradedam lankytis salonuose ar automobilių aikštelėse ir mes pradedam tyrinėti ir vertinti. Mes bandom susidaryti alternatyvų sąrašą
tikrinti informaciją ir tada pagal tai mums tenka netgi redaguoti ar pakeisti savo pirminius norus, ne? Nes mes iš karto norim geriausio, bet mūsų biudžetas mus riboja. Tai mes sužinoję, kokios alternatyvos yra rinkoje, tada grįžtam vėl prie savo norų, galbūt juos pasikoreguojam ir vėl tada iš naujo renkamės. Ir taip paišom tą begalybę ženklą ir kol galiausiai išsirenkam tuos kompromisinius variantus, kurie mums tinka ir vieną iš jų įsigyjame. Tai exploration ir evaluation dalyje turinys būtent ir leidžia pasiekti žmonės ir juos pritraukti ir SEO dėka paversti pirkėjais. Taigi raktinių žodžių analizės, iš ko jinai turėtų susidaryti. Tai kiekvienas raktinių žodžių frazė turi savo temą. Tarkim, šiuo atveju pavyzdžiai yra su veido kremais, ne? Tai bus kažkoks veido kremas nuo saulės, tada nuo raukšlių, jie yra visai skirtingose kategorijose, tarkim, net veido kremas vyrams, drėkinamasis, tai mes tada turim lyg ir raktinį žodį veido kremas, bet jis turi labai skirtingas grupės ir rūšis, ir mes pagal tai galim susiskaidyti ir pagal tai žiūrėti, kokius mes produktus norim kelti viršų. Tada mums labai svarbu raktinio žodžio tipas, tai ko žmogus visgi ieško. Ar jis ieško informacijos, ar jis jau nori pirkti, ar kažką kažkur surasti, kad mūsų nebūtų, tai svarbu įsivesti šitą stulpelį, kad mūsų visi raktiniai žodžiai nebūtų vienodi, vien tik informaciniai pavyzdžiui. Tada mums svarbu pasižiūrėti srautą ir vidutinį paieškų kiekį per mėnesį, tai čia rekomenduoju naudoti daugiau negu vieną šaltinį, nes galite nepastebėti sezoniškumo arba kitų dalykų, tai tarkim, Ahrefs gali rodyti vieną skaičių, Google Keyword Planneris visai kitą, nes naudoja skirtingą metodiką skaičiuoti paieškoms. Tai dėl to labai gerai yra turėti pasitikrinimui. Žinoma, labai svarbu ir jūsų intuicija. Taip pat galim pasižiūrėti, kokia konkurencija ir kiek kainuotų paspaudimas to raktinio žodžio. Tai irgi padės apsispręsti. Kas toliau yra labai svarbu pasižiūrėti, kokiose pozicijose jau dabar jūs esate. Ir galbūt verta dirbti su tais žodžiais, kurie jau yra top 30 arba top 50, o tie, kurie yra top 100, tai galbūt reikės ilgalaikės strategijos ir klausimas, ar verta ten konkuruoti. Tada kas pirmose vietose yra konkurentai ir kiek jie stiprus. Ir tada susirinkę visą šitą informaciją mes galim išsirinkti prioritetus, išsirinkti tą vieną kitą temą ir raktinius žodžius, su kuriais dirbsime tiek vidinio ir tiek išorinio SEO prasme. Tada mums pasidaro labai paprasta ir labai aišku, mes žinome, tai koks konkretus landing page'as yra, kurį mes norim tobulinti. Nes jeigu mes mąstysim apie bendrinius žodžius ir visą svetainę, tai tiesiog galim paskesti tose džiungliuose ir bus labai sunku susidaryti veiksmų planą. Pavyzdys, tarkim, čia yra automobilio detalės iš skirtingų kategorijų, tai kadangi tai buvo vokiškai, dėl to įsidėjom ir lietuvišką žodį šalia, raktinio žodžio tipą. Tai matėsi, kad komerciniai kažkaip turi pakankamai mažai paieškų, vieni trumpesni, kiti ilgesni, konkurencija, kiek turi paieškų ir čia matom, kad kai kur skaičiai skiriasi, pavyzdžiui, apie atšvaitai, tai Ahrefs rodo mums net 2500, o Google Ads, kad nėra tokių paieškų, bet matom komentarą, kad vis dėlto čia labiau Google vaizdai mums rodo dviračio atšvaitus ar kitus atšvaitus, kurie nėra tiesiogiai mūsų prekė, tai dėl to toks raktinis žodis atkrenta. Kitas dalykas yra pasižiūrėti, jau kai mes žinom konkurentus ir mums svarbius raktinius žodžius, galim susidėti juos į vieną lentelę ir čia, pavyzdžiui, matom, kad kai kurie raktiniai žodžiai išsiskiria, ne? Kad, pavyzdžiui, proginės suknelės, šiuo atveju Ren Butiko yra 21 vietoje ir šitą žodį galėtume mes kilstelti į viršų. Ir konkurentai čia atsilieka, bet tarkim yra kitų žodžių, kur konkurentai stipresni. Tai vien taip susidėjus raktinį žodį, kiek jisai turi paieškų ir kokiose pozicijose yra konkurentai, jau galima priimti tam tikrus sprendimus, kurie mums padės keliauti toliau. Galbūt galima padirbėti su turiniu ir, pavyzdžiui, balta, pilka, blizganti ar kažkokia vasarinė suknelė, tai galėtų mums pritraukti turinį ir pakelti tas pozicijas aukščiau. Kitas variantas, jau kai mes
nori pasinagrinėti, kas dabar yra pirmoji pozicijoje pagal mums svarbų raktinį žodį, tai tarkim šiuo atveju proginės suknelės, matom, kad yra pirmoje vietoje, jų domeno reitingas 35, puslapio reitingas 8 ir jie turi 35 backlinkus į konkretų šitą puslapį iš 13 svetainių. Tai reiškia, kad domeno reitingas jų nėra labai aukštas, bet reikia pasilyginti su savo svetainės reitingu ir šitą puslapį aplenkti kaip ir būtų įmanoma, nes nėra ir taip labai daug tų domenų, kurie nukreipia į šitą konkretų puslapį. Aišku, reikėtų pasinagrinėti, kokie jie. Galbūt ten yra jie labai stiprus, o galbūt visiškai silpni. Tai vėlgi ši informacija mums padeda toliau mąstyti apie SEO strategiją ir ką mes galim padaryti, kad kadangi mes matom, kas yra pirmoje vietoje, mes galim pasižiūrėti, pamastyti, kodėl yra pirmoje vietoje būtent šitas variantas. Tai ar tai yra manipuliuota paieškos variklių ir tiesiog iškelta aukštyn išorinio SEO dėka, ar tik turinio gausa kiekis leidžia kilti aukštyn. Tai mes pasilyginę, pavyzdžiui, šitas pirmas 3 pozicijas su savo konkrečiu landing page'u, mes galim priimti sprendimus, ką reikėtų pasitobulinti, kad keliautume aukštyn. Ir kita tema, kurią aš norėjau paliesti, tai yra kaip išsirinkti SEO agentūrą. Jų yra tikrai nemažai, tiek freelanceriai teikia kokybiškas paslaugas, tiek agentūras, bet mažai išmanant šitą sritį gali būti labai sunku išsirinkti ir galima pasiklysti pasiūlymuose, nes reikėtų vertinti tikrai ne tik kainą. Tai keli svarbus dalykai būtų, tai agentūros galite paprašyti ataskaitos pavyzdžio. Tai gali būti konfidenciali informacija, bet galbūt agentūrai jos kažkurie klientai leis pasidalinti ataskaitą arba jos dalimi ir tada jūs matysite, ką atkreipiama dėmesį, kas sekama, ar matosi kažkokie tais pokyčiai ir ar tai bus tiesiog ilgas žodžių sąrašas, kur neaišku, kas prioritetas, ar tai bus konkretus veiksmai, kas atlikta su vidiniu SEO, kas yra su išoriniu, kokie yra straipsniai, su kokiais raktiniais žodžiais. Tada paklauskite, kaip jie daro raktinių žodžių analizę. Ar jie gilinasi, ar jie tiesiog panaudoja tą, ką jūs pasakot, ar įvyksta kažkoks prioritetizavimas, nes juk ne visi raktiniai žodžiai jums yra svarbus ir ne visi uždirba. Ir visi turi skirtingas pozicijas ir skirtingas konkurencijas, tai dėl to labai verta šitam etapui skirti tikrai nemažai dėmesio. Tada pirkti iš karto SEO paslaugas iš agentūros, kuri neatlieka audito, manau, būtų rizikinga, nes jeigu nedaromas auditas, tada jums turbūt pritaikoma tokia pati taktika kaip ir visiems kitiems. Tai dėl to bent jau mes, kai dirbam, tai visą laiką iš pradžių atliekam tiek techninį, tiek turinio auditą, o pirmas žingsnis vis tiek būna raktinių žodžių analizė ir tik tada galim kalbėti apie strategiją, biudžetą ir veiksmų planą ir kažkokį tais laikotarpį, nes kitaip tai bus tiesiog kažkoks automatinis pasiūlymas, šaltas, įprastas kitiem ir viskas. Ir žinoma, netikėkit pirmosios pozicijos pažadu, nes jokia SEO agentūra negali įlysti į Google indeksą. Aš netgi manau, kadangi Google indeksas yra toks didelis failas ir tiek daug algoritmų įtakoja, kas ten ir kaip vyksta, kad net ir patys Google darbuotojai sunkiai galėtų atsakyti kartais į klausimus, kodėl yra taip ar ne kitaip. Tai mes galim tik tai taikyti veiksmus, geriausias praktikas, kurios mums leis bent jau nekristi, nepadaryti žalos ir kilti aukštyn. Tai dėl to bent jau mes ar aš negarantuojame kažkokios konkrečios pozicijos, bet bent jau galim paminėti, kad ta pozicija su laiku tik gerės. Ir netgi yra tokių atvejų, mano karjeroje pasitaikė, kad kai pradedam dirbti, pozicijos pablogėja, jos būna išmušamas, repozicionuojamas ir paskui tų veiksmų dėka vis tiek jos po kažkokio laiko tarpo grįžta ir nusistovi aukštesnėse pozicijose. Tai dėl to neišsigąskit, stebėkit rezultatus, klauskit kodėl, palaikykit ryšį su agentūra ir judėkit toliau. Ir turinio kūrimą vis dėlto rekomenduočiau pasilikti sau, nes gali būti, kad agentūra tiesiog samdys jums straipsnių kūrėjus ar naudos ChatGPT,
ar straipsnių, kurie mokės po ten 7 ar 10 eurų už straipsnį, kuris bus skirtas paieškos varikliams tik tai. Ir šitas veikia, yra pigu, bet tik laiko klausimas, kada kokybiškesni dalykai ims viršų. Dėl to, pavyzdžiui, mes samdom profesionalų žurnalistą, kuris rašo straipsnį ir tas straipsnį bus negėda skaityti po 10 metų ir tas straipsnis nuolat atves kokybišką srautą į jūsų svetainę. Taigi, kolegos minėjo, kad buvo klausimas apie domenus, taigi koks yra skirtumas ar domenas LT, .com ar EU ar panašiai. Tai iš esmės daugiausia lemia turinys esantis jūsų svetainėje. Pavyzdžiui, kadangi SEO kursai.lt užimtas, tai įsigijau seokursai.com ir dabar tai esu 4. pozicijoje, tai laiko klausimas, kada kilsime aukščiau, tam reikia tiesiog daugiau turinio, daugiau matomumo, nes konkurentai yra stiprus ir veikiantis ilgai. Tai domenas netiek yra svarbu, bet jeigu jūs norit būtent, tarkim, Vokietijos rinkoje reitinguotis, jums reikės vokiško turinio ir reikės vokiškų raktinių žodžių ir domeno. Tai būtų geriausia, nes kad ir serveris, kad būtų vokiškas. Jeigu jūsų svetainė yra daug kalbų ir nėra kiekvienai kalbai po atskirą domeną ar atskirą svetainę, tada jūs galite naudoti tiesiog EU, slešas ir visos kalbos pasikeičia. Tai turbūt galėtų būti toks sprendimas ir čia jau priklausys nuo verslo strategijos, ar kiekvienai šaliai, kiekvienai rinkai turėsite po atskirą interneto svetainę, nes tai kartais turi prasme, ypač jeigu asortimentas skiriasi per šalis, ir tik tai tada administravimas gali tapti šiek tiek komplikuotesnis. Ir paruošėm jums pasiūlymą, kad kadangi jau skiriat savo laiką ir sudalyvavot šitam webinare, taigi mes jums galim pasiūlyti nuolaidą raktinių žodžių analizai, auditui, programavimo darbams, tai Google Ads ir Facebook reklamos administravimui ir SEO kursams. Taigi rašykit mums info paštą, nuolaidos kodą webinaras ir gausite jums skirtą nuolaidą. Taigi ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų. Tai šiandien turėsim 2 pranešimus. Tai pirmasis webinaro pranešėjas bus Šarūnas Rybakovas, WordPress ilgametis programuotojas, IT padalinio vadovas ir Rocket Science Baltic direktorius. Jis dalinsis savo patirtimi apie elektroninės parduotuvės ir jų optimizaciją, o aš būsiu tas antrasis pranešėjas vardu Paulius Šetkus. Esu Lemon Hook reklamos agentūros vadovas ir per daugelį metų kartu su mano kieta komanda dirbome prie daug skirtingų Google ir Facebook Ads projektų bei padėjome elektroniniam parduotuvėm pasiekti užsibrėžtus tikslus. Tai šiandien per tą 20 minučių stengsiuos pasidalinti savo Facebook Ads patirtimi ir pagrindiniais patarimais. Tai kaip ir minėjau, tai 2 pranešimai po 20 minučių, 10 minučių skiriant klausimams. Klausimus prašau rašykit į chatą, tai pranešėjas, kad galėtų tiesiai atsakyti. Ir tada norėčiau perduoti estafetę pirmajam mūsų pranešėjui Šarūnai. Šarūnai, the floor is yours. Sveiki. Iš 200 žmonių matau visai nemažai pasijungę. Turim apie 40 dalyvių, tai labai džiugu. Tuoj sekundę bandom pasidalinti ekranu. Tai aš daugiau papasakosiu turbūt šiandien apie apskritai, su kuo susiduria šiandienos maži verslai, tiek gal ir maži, tiek ir dideli, kurie bando žengti į tą skaitmeninę erdvę, atsidarinėdami šopus, kokios jų klaidos dažnai pasitaiko, kokios įžvalgos atrodo iš verslo pusės, jų požiūriu tai yra super, gerai, naudinga, bet visad bandom įteikti tą žinutę, kad ne viskas, kas versle, kad jie galvoja, kad veiks lygiai taip pat ir skaitmeninėje erdvėje. Tai nuo ko pradėti? Dažnas iš jūsų dalyvaujančių, kiek suprantu, jau yra šitą kelią nuėjęs. Tas pats domenas atrodo skamba juokingai, kaip galima nežinot ir prieš startuojant su kažkokiu verslu nepasirink domenų.
Bet čia praktika byloja truputį kitaip, nes dažnu atveju klientas, kuris kreipiasi, atrodo, apklausinėji techninę specifikaciją, apsirašai viską, užduodi elementarų klausimą, ar turi domeną. Taip, viskas tvarkoj, viską turim, važiuojam. Pasigaminam tą patį shopą, ar ten reprezentacinę svetainę, atsidaro to brendo vardu savo įmonę ir galiausiai atsitinka toks dalykas, kad tiesiog klientas galvoja, kad jeigu atsidarė įmonė su tam tikru, tarkim, kačiukai LT pavadinimu įmonė, tai ir domenas bus laisvas. Šiai dienai domenų rinka realiai yra užpildyta ir rasti kažkokį unikalų ir gerai žinoma domeną yra sudėtinga, nes dažniausiai jis bus nupirktas ir reiks pirkti iš perpardavinėtų didesnę kainą. Tai visada startuojant, pradedant verslą, turbūt reiktų kažkaip tais apsispręsti ties pavadinimu ir pirmą, ką siūlau klientam pasidaryti, tai tiesiog patikrinti, ar domenas užimtas ar ne. Jeigu užimtas, galvojam kitą brandą, jeigu ne, perkam ir važiuojam toliau. Galūnės dabar labai įvairiai taiko. Anksčiau, aišku, populiariausia būdavo, jeigu LT rinkoje pardavinėjom, tai LT, tokių kaip com ar EU labai retai kada sutikdavom, bet kadangi, kaip ir minėjau, dabar domenai beveik visi išpirkti ir sudėtinga rasti unikalų, tai dažnu atveju domenas būna lietuviškas, bet galūnė būna com ar EU net. Kitas dalykas, ką pradedantis verslas, kuris visiškai ateina nesuprasdamas hostingo apibrėžimo, tai svetainės talpinimo, tai aš išskaidžiu tokius 4 pagrindinius realiai aspektus hostingo, nes dažna problema, kai klientas jau esamas arba būsimas, kaip aš sakau, klientas ateina, sako, mano websaitas visiškai lėtai veikia, lautaimas milžiniškas, klientai skundžiasi, kad nekrauna websaitų ir taip toliau. Ir tiesiog pažiūrėkit, kas blogai su svetainė. Su svetainė kartais būna ir viskas gerai, ir tvarkingai padaryta, ir viskas, bet tiesiog jeigu e-shopas generuoja bent, 100-200 pardavimų į mėnesį ir jis naudoja share hostingą, tai dar klientai šitos svarbos kartais nesupranta, kad jeigu parduotuvė investuoja į pardavimus didelę sumą, reklamai, tai taip pat turėtų būti ir tas IT ūkis tvarkytas. Tai jeigu kas nežino, share hostingas yra tiesiog hostingas, kuriame yra talpinama dar ne viena svetainė ir realiai jūsų svetainės veikimas priklauso nuo to, kaip kitos svetainės yra apkrautos. Tai realiai, jeigu gauna kažkokią kitą svetainę didelį srautą, tai automatiškai strikt pradeda ir jūsų svetainę. Tai realiai prieš startuojant reikėtų šitus dalykus įsivertinti. Taip, share hostingas yra gerai reprezentaciniai svetainiai, minimaliam e-shopui, bet jeigu mes jau investuojam pinigus didelius į reklamą ir siekiam pardavimų konversijos, tai dažnu atveju, kad ir kaip keistai nuskambėtų, klientas būna kategoriškai atsisako investuoti į hostingą, kas šiai dienai, manau, yra vienas svarbiausių dalykų, į kuriuos reiktų investuoti, nes tai duoda didelę naudą, duoda svetainės greitaveiką visą ir pagaliau lankytojas nesiskundžia, kad svetainė nesikrauna ar negalima atlikti kažkokių funkcijų. Tai share hostingas, kaip minėjau, turėtų būti minimaliai parduotuviai ten arba visiškam blogo tipo svetainiai ar reprezentaciniai. Pro hostingas šiek tiek jau rimčiau yra, tai jeigu parduotuvė generuoja, kaip aš sakau, bent iki 100 pardavimų į mėnesį, tai svarstyčiau pasirinkti padidintos galios hostingą. Dedikuotas serveris yra skirtas jau ganėtinai dideliam elektroniniam parduotuvėm, bet reikia pabrėžti, kad dedikuotam serveryje jau reikės tikriausiai serverio administratoriaus, nes
taip, yra programuotojų, kurie gali susetapinti ir padaryti, bet aš tą darbą visą duodu serverio administratorium, nes serverio administravimas yra dar visiškai kita tema, negu kaip klientai įsivaizduoja žmonės, kad jeigu programuoja žmogus, tai jisai puikiai sutvarkys ir serverį. Tai čia yra labai klaidinga nuomonė. Kiti serverio tipai, tai jau prasideda cloud, Google cloud serveriai, tai jau čia į gilį labai neįsim, bet prieš pradedant verslą reiktų bent šitas minimalias gairias pasiskaityti ir tai nėra sudėtinga, tiesiog Google paieškoje įrašyti, kokį hostingą pasirinkti ir gausim begalę atsakymų. Galim važiuoti toliau. Čia įdomiausia mano tema turbūt yra tinkamos platformos pasirinkimas. Šiai dienai labai daug, gal ir kas esat susidūrę Facebook'e, matom, kad žmogus duoda užklausą reikalingą elektroninę parduotuvę ir tada pasipila kritikos. Tik ne WordPress'as, tik ne Shopify'us, tik ne PrestaShop'as. Per visą laiką, kokią nuomonę susidariau, tai kad tiesiog nėra blogos platformos. Yra tik tais kitam ekrano gale sėdintis žmogus, kuris tą platformą valdo ir ją realiai sudarko ir gaunam tokius atsiliepimus, kad šiai dienai WordPress'as yra labai blogai. Nėra jisai blogai, nes realiai, jeigu paima atitinkamas žmogus, su WordPress'u tikrai galima daug ką nuveikti. PrestaShop'as, aišku, kaip žinom, tai realiai skirtas daugiau elektroniniam parduotuvėm. Shopify'u šiaip rekomenduoju rinktis, jeigu testuojam kažkokį produktą, įvedinėjam jį į rinką, tai jisai yra super gerai, nereikalauja daug programavimo įgūdžių, nereikalauja didelių kaštų, tiesiog nusiperkam domeną, sujungiam su Shopify platforma ir važiuojam, testuojam. OpenCart ir Magento sistemos jau jos skirtos ganėtinai dideliems e-shopams. Su šiom platformom patirties turiu nedaug, bet kiek tenka bendrauti su developeriais, tai pagrindė ant tų platformų jau leidžiamos tikrai didelės apimties parduotuvės su integracijom, ten ir biudžetai visokie kitokie ir didesni. Tai norėčiau tada prie WordPress'o gal labiau grįžti ir įskaidyti, kad WordPress'as tai nėra elektroninė parduotuvė. WordPress'as yra blogo tipo sistema atviro kodo turinio, tiesiog jo įsirašom WooCommerce įskiepį ir tada jisai tampa e-komercijos parduotuvė. Tai kaip ir minėjau, labai reikia pradžiai apsibrėžti, koks yra tikslas, koks produktas, kokia rinka pagaliau, ar mes planuojam eiti į tarptautinius vandenius, ar čia tiek Lietuvoje likti. Tai viena iš tų 3 platformų, kad ir kurią jūs pasirinksite, realiai specialistų yra Lietuvoje tikrai nemažai ir gerų specialistų, tai manau, kad tikrai galima bandyti startuoti ir, kaip minėjau, geriau pasiklausti agentūros ar žmogaus, kuris tikrai dirba su tą platformą, o neskaityti Facebook'e atsiliepimų, kad WordPress'as ar Shopify'us ar PrestaShop'as yra visiškai, ta prasme, nepatenkinta lūkesčių platforma, nors realiai tas komentaras yra toks, kad net žmogus turbūt nematęs platformos. Tai norėčiau pabrėžti, kad reiktų labai įsigryninti šitą dalyką, renkantis platformą. Galim važiuoti toliau. Kaip žinia, beveik daugelis turbūt esat girdėję šitą terminą, tai vis dėlto unikalus dizainas ar šablonas. Trumpai apie unikalų dizainą, tai unikalus dizainas yra, kaip aš sakau, prieš programavimo stadiją. Tai tiesiog dizainerė nupaišo pagal jūsų pavyzdžius, pagal jūsų klausimyną kažkokį dizainą, kaip jūs norėtumėt, kad atrodytų jūsų elektroninė parduotuvė ar paprasta svetainė. Pliusas tame yra, kad visą vaizdą
jūs įsigryninat prieš pradedant programuoti, kas yra labai gerai, nes pakitimus dizaine yra ženkliai lengviau padaryti negu programuojamam e-shop'e. Tai šitas dalykas yra, aišku, brangesnis, nes tai įsitraukia dizaineris, kuris pateikia dizainą, nežinau, dabar pagrindinės programos yra Adobe XD, Figma, tai ten galima apsišnekėti, struktūrizuoti visą turinį, pasidaryti tą galutinį variantą, kurį jau matysit suprogramavus e-shop'ą. Tai čia yra labai šiai dienai, kaip aš sakau, rimtas žingsnis startuojant versle, turėti e-shop'ą su unikaliu dizainu, tai tikrai duoda tam išskirtinumą. Šablonas, tai kas šiai dienai turbūt 80% WordPress'o turbūt developerių tai naudoja paruoštus dizainus. Su paruoštais dizainais galiu pasakyti taip, su jais yra viskas gerai, bet yra tam tikros gairės, kurių reikėtų laikytis, naudojant paruoštą dizainą, ką praktika rodo, kad verslai, žmonės neskiria net tuo 60 ar ten daugiau eurų nusipirktą paruoštą gražų dizainą iš tam skirtų svetainių, kuris bus su supportu, jisai bus visada atnaujinimas, viskas. Dažnu atveju naudoja nulaužtus, iš kažkur atsisiųstus šablonus ir tada pagrindinė problema būna, svetainė neveikia, svetainė nulaužia, pastoviai išvalom, vėl nulaužia, tai šablonas nėra blogai, bet reikia jį įsigyti iš atitinkamų šaltinių ir aš, kaip sakau, naudotis tam tikromis gairėmis, tai pasižiūrėti, kada šablonas buvo paskutinį kartą updėtintas tų kūrėjų, kada šablonas iš vis kiek turi pardavimų, kiek turi komentarų, nes komentaruose dažnu atveju labai paprasta įsijungti ir pamatyti, ar šablonas turi daug bugų. Realiai įsijungiam komentarus ir paskaitom jau iš tų žmonių, kurie yra įsigiję tos šablonus ir labai lengvas daryti vaizdą, ar tas šablonas patenkins jūsų lūkesčius ar ne. Tai šitą norėčiau gairę kažkaip paneigti, kad tik ne šablonas, šablonas su juo viskas gerai, nes jisai taupo jūsų biudžetą, jeigu esat naujas verslas ir tik startuojate, tai labai parankus, ta prasme, variantas. Aišku, aš visada linkęs už unikalų dizainą, nes tai įsigrynina visa tiksliai informacija, ko klientas norės, nes su šablonu, kai mes žiūrime, tai viskas gerai, ten sukeltas demo turinys, viskas gražu, super, bet kai mes įsigijam ir bandom pritaikyti verslui, tai tada labai daug iššūkių atsiranda, kad pakeičiam nuotraukas, pakeičiam ikonas ir žiūrim, kad tas pradinis variantas jau visiškai netoks ir galiausiai gaunasi, kad vis tiek įtraukiam dizainerį į projektą, kurį pakoreguoja, nupiešia ikonas ir gaunasi toks pusiau unikalus dizainas. Tai toliau galima įdėti ties įmokų surinkimų, kad ir kaip keistai nuskambėtų, bet dar vis atsiranda žmonių, kurie to proceso realiai net neįsivaizduoja, nes jie įsivaizduoja, kad reikės su Swedbanko banku sujungti su Luminoru, kiekvieną operaciją atlikti atskirai tarti su banku. Tai šitą mitą norėčiau paneigti, realiai dabar yra begalės įmokų surinkimų platformų, tokių kaip Paysera, Sebas, Opėjus, Neopay, e-commerce, keletą išvardinau tik tais tokių, bet taip, mes su jais pasirašę sutartį, mes atiduodam jiem kažkokį komisinį mokestį už tam tikrą transakciją pirkimo metu, bet ką mes gaunam? Mums nereikia rūpintis dėl jokių saugumo dalykų, nes ką jie padaro, jie tiesiog su visais bankais turi sutartis, tarkim, kaip internetiniai bankininkystėje atsiskaitot ir matot, dažnu atveju išmeta, kad pasirinkti reikėtų tam tikrą atsiskaitimo būdą. Tai ką jie padaro, jie tiesiog surenka visus bankus, taip jie pasirašo savo platformą, viską susidėgiam ganėtinai paprastai ir turim visus bankus viename, bet to pasakoje mokame kažkokį tais realiai nedidelį komisinį mokestį ten nuo transakcijos
verslui augant, visi beveik šitie išvardinti provideriai yra lankstus ir tiesiog reikia tiesiogiai su jais komunikuoti ir jie pritaiko dar geresnius planus, kur komisinis dar sumažėja, jeigu e-shopas daro labai didelius pardaviminius kiekius į mėnesį. Pristatymo būdai irgi pasitaiko, bet jau rečiau, nes realiai visi didieji DPD, Omniva, LP Express, visi realiai turi savo įskiepius visom platformom, tiek e-commerce'ui, tiek PrestaShop'ui, tiek Shopify. Tai su jais galima lengvai integruoti, pasirašom sutartį, turim visas privilegijas realiai. Išskirtinai tik multisiuntos, jos kaip ir toks yra pristatymų provideris, tai per multisiuntas galima pasijungti visus kurjerius, visus pristatymus, tai vienoj vietoj turim, bet vėlgi su jais reikės pasirašyti sutartį, už kurią įmame komisiniai mokesčiai. Šitoj temai labai giliai neįsim, nes pagrindinis turbūt toks iššūkis yra saugumas ir performances. Tai kaip žinia, vis tiek WordPress'ą naudoja labai daug kas, PrestaShop'ą naudoja taip. Shopify'ui čia gal negalioja saugumo standartai, nes tai nėra atviro kodo turinio sistema. Tai jie kaip ir iš savęs apsisaugo ir jūs apsaugo nuo visų DDoS atakų, nuo malware įsilaužimų. Bet kaip žengiam į tokias platformas kaip WordPress'as ar PrestaShop'as, tai ten keičiasi žaidimo taisyklės. Tai visada, kodėl ir pradžioje paminėjau, kad reikia naudoti, jeigu naudojam šabloną, ne, tai naudojam licencijuotą, su supportu, su update'u, nes ko pasakoje turim, kad dažnu atveju pasijungus tą patį WordPress'o website, jis yra nenaujintas 2 metus, 3 metus, tema iš vis yra nunulinta ir ta prasme jos atnaujinti net negalima. Blogiausiu atveju, su kuo tenka susidurti, ne tik perimant iš programuotų, bet ir iš gan didelių įmonių, kad tiesiog disablina visus update'us. Klientas negali pasidaryti WordPress'o update'ų, įskiepių. Pasiekmės to, kad mes turim nulaužtą webą, o jeigu jau malware'as ar kas pasigauna website'ą, tai jį išvalyti ganėtinai yra sudėtinga. Toks virusas kaip SEO jausto yra Japan keywords, tai yra daveda iki tokių dalykų, kad tiesiog yra įmonių, kurios persidaro website'ą, nes indeksuoja pats Google'as, tų puslapių milijonas ir visi japoniškais simboliais ir sutvarkom vietą, atrodo viskas ok, bet vis tiek randa vietą saugumo spragą, kur įlenda ir tai gaunas užburtas ratas. Tai tokios gairės, kad naudojam, jeigu unikalus dizainas, aišku, negalim sakyti, kad jis yra visiškai saugus ir jo niekad nenulauš, ne. Jeigu individualus dizainas, tai dažniausiai custom tema yra kuriama. Jeigu custom tema kodas paliekama atviras kažkur vietas, tai normalu, kad įsilauš ir per ten, bet jau žmonės, kurie daro custom temas, jie kažkiek gaudosi jau kodo logikų ir bando tas visas spragas uždaryti saugumu. Bet jeigu, nežinau, agentūra ar programuotojas jums pasakys, kad padarysiu website ir jo niekad nenulauš, ne, nėra 100% niekas apsaugotas. Visiškai nulaužia netokius webus, tai tos pagrindinės gairės turi būti įgyvendintos, bet kad tikėtis, kad jo niekas nenulauš, tai būtų naivu, nes šiai dienai IT pasaulis ant tiek yra interaktyvus, kad realiai bet ką gali nulaužti. Vakar kaip tik žiūrėjau labai įdomią dokumentiką, rekomenduočiau pasižiūrėti, tai yra tobulas ginklas, kaip Amerika tiesiog per kodo dalį kažkokią, per 15 km atstumu įtakojo atominės jėgainės darbą. Kompiuteriai kaip įrodė viskas ok, visi džiaugiasi, bet jie taip sugeneravo, kad visi rengimai viskas veikė kritinę būseną ir galiausiai po pusės metų tik išsiaiškino, kad
kažkas yra sistemai blogai ir kad yra įsilaužta. Tai rekomenduočiau tą filmą pasižiūrėti, labai įdomus. Antras toks dalykas - performances. Irgi dažna problema, kaip klientas kreipiasi, neveikia websaitas, visiškai neveikia performances, mobile 5, desktop 12 ir visiškai niekas nesisuka. Tai čia vėlgi atsiduriam į tas gairias, kad renkant šabloną reiktų atsižvelgti ir į taip pat jo greitaveiką, tiek unikalių dizainų, kuriant svetainę, atsižvelgti į tai, kokia metodologija bus kuriamas websaitas, ar tai builderio pagalba, ar tai bus visiškai švarus kodas. Ir tokia pasilikęs paskutinė skaidrė, sėkmingo verslo starto formulė, tai per daugelį metų išryškėjo toks požiūris, kad aš pasidarau websaitą, shopą, kodėl manęs nėra pirmose Google vietos. Atrodo, kažkam iš jūsų klausančių tai juokinga atrodys, bet iš tikrųjų didelių verslų yra, kurie tos logikos nepagauna. Tai mano pirmi žodžiai visada būna, kad bet kokią kuriant didelę platformą, CRM, produktą, kažką, dalint biudžetą 50/50, nes geriau minimaliau pasileisti kažkokį tais e-shopą paprastesnį, ir ištestuoti rinką ir pasileisti tą reklamą, nes realiai jeigu šiandien e-shopas paleidžiamas be reklamos, be komunikacijos, be Facebooko, be Google Adsų, tai realiai yra nulinė nauda, nes kad pasiektume tą tikslinį rinkos segmentą tik su elektroninė parduotuvė, tai yra naivu tikėtis. Tai aš visada šitą pabrėžiu, kad reikia biudžetą skaldyti ir tolygiai padalinti, o po to jau įsiplėtojus, tobulinti ir tą pačią sistemą, kurioje veiklą vykdom, ir didinti kaštus reklamai. Tai apie reklamą daugiau papasakos Paulius iš tikro. Ir galim padiskutuoti, galit užduoti klausimų. Aš turėsiu gal vieną klausimą greitai, tai bandžiau rašyti, bet sunkiai man gavosi. Tai gal galiu, Šarūnai, paantrinti, kokio biudžeto reikėtų man, jeigu norėčiau dabar pradėti prekiauti internetu. Jaunas verslas, turiu ten kažkokį pasitaupęs pinigėlio, noriu ten pardavinėti kažkokias, nežinau, laikrodžius internetu. Tai elementariausia turbūt, tai yra, kaip sakai, biudžetas jo, bet kiek mes toli norime eiti su to visų dalykų, žinai. Biudžetas startuot gali nuo 1500. Tikrai galima paprastą shopą pasikurti, skirti dar reklamai 500 eurų, tu čia gal labiau pakomentuosi ir išsibandinėti ir žiūrėti, ar verslas važiuoja ar ne tiesiog. Ar turėsim dar klausimų, kas nors iš dalyvių? Kaip matau, klausimų nėra, tai perduodu. Elvis paklausė, kokį hostingo tiekėją galite rekomenduoti. Čia yra mano asmeninė nuomonė, kurią pasidalinsiu aš, tai nėra rekomendacija, tai patirčių yra labai visokių, tiek su hostingeriu, tiek su interneto vizija. Interneto vizija buvo labai gerai, kol švedai berods jų nenusipirko, tai buvo tikrai turbūt viena pagrindinių. Daugelis naudojasi dabar, hostingeris yra, vieni labai peikia, vieni palaiko, bet tokios nuomonės nesu susidaręs. Realiai testavimo būdu pasimato, kokį hostingą reiktų naudoti. Tai tokio nenoriu kažko blogo pasakyti apie vieną arba kitą providerį, bet turbūt pagrindė nesirinkti tų labai tokių mažų įmonėlių, kurios perpardavinėjo hostingą, nes ten turės problemų, ten bus labai daug problemų, nes serveris nebus
sukonfigūruotas pagal taip, kaip reikia, tada svetainė lėtai veiks, nulaužinės. Tai geriau tuos didžiuosius rinktis ir tikėtis, kad viskas važiuos. Užpuolė klausimai dabar. Aš galiu paskaityti, jeigu nori. O koks pointas kažkam įsilaužinėti į svetainę, klausė Artūras. Tai va tas labai Marius yra toksai WordPress'o bendruomeniais daug metų ir aš va tokį patį klausimą Artūrai užduodavau, ne? Kam aš įdomus, jeigu aš turiu 4 blogų puslapį, ne, ir kas ten laužys. Jo, bet įsilaužimas prasideda nuo to, kad įsilaužia ne tik į jūsų svetainę, įsilaužia, paima kažkokius duomenis, reikia nepamiršti, kad iš to pačio įrenginio atsiskaitinėjat internetinį banką, ne, kažką perkat ir viskas. Ir tai yra užsukta grandinė, kurios mes nematom ir tai labai skausmingai gali kainuoti. Tai vat, aš irgi tokį klausimą visą iškeldavau, kam aš įdomus su tais 4 puslapių website, ne, nu visiškai. Bet yra, kurie naudojasi, yra, kurie nulaužia spamo tikslais ar nespamo, tai aš nebūčiau linkęs nuleisti taip rankų, sukuriant ten paprastą blogo svetainę ir tiesiog neįrašyti tam tikrų saugumo gairių, kurios yra reikalingos. Ir dar vienas klausimą tada turim iš Juliaus, tai LT, EU, com ir kiti domenai, ar Google skirtingai indeksuoja dėl galūnės, ar nėra skirtumų? Tai čia, Pauliau, tu, man atrodo, negalėsi atsakyti išsamiau į šitą klausimą. Čia daugiau turbūt SEO šitas dalykas yra. Jo, tai tas irgi Simonas, žinau, šitą atsakymą labai adekvačiai ir giliai išdėsto, bet mano supratimu tai, tarkim, turim LT domeną ir leidžiam reklamą į Ameriką, tai ar tai suteiks patikimumą? Manau, kad ne, geriau tada naudoti, kaip sakant, worldwide kažkokį domeną ar net ar com ir tai sukurs gal didesnį pasitikėjimą negu su galūne LT. Tai gerai, neturim klausimų, tada perleidžiu aš tau Pauliau žodį. Tai ačiū už superinį pranešimą, Šarūnai. Net neabejoju, kad mūsų dalyviai šio webinaro išsineš tikrai vieną ar kitą patarimą. Ir tada pereinant prie mano pranešimo, tai tikiuosi matot, tai Facebook Ads. Tai per keliarius paskutinius metus kartu su savo komanda atlikom daug skirtingų paskyrų auditų, auditavom įvairias įmonės nuo šeimos verslų e-komercijos iki gan gerai žinomų ir per tuos kelis metus susirinkome daug gerųjų ir blogųjų praktikų, kaip vadinu, kaip reikėtų efektyviai leisti Facebook Ads reklamas. Tai per šį 20 minučių savo pranešimą būtent bandysiu pasidalinti tais 10 patarimų, ką aš manau reikėtų atkreipti dėmesį, leidžiant Facebook Ads reklamas ir efektyviai leidžiant, ne taip tik tais biudžetą švaistant. Tai tikriausiai norit padidinti pardavimus internete. Tai turbūt čia vienas pirmųjų klausimų arba prašymų, kuomet ateina klientas, tai aišku, jie nori pardavimų. Bet turiu nuliūdinti šitoje vietoje, nes tiesiog kažkokio vieno paprasto atsakymo čia nėra ir tiesiog biudžeto neužteks, reikia kietos strategijos. O kieta strategija, reklamų strategija susideda iš daug skirtingų sudedamųjų dalių. Ką būtent ir bandysiu paliesti per tuos 10 patarimų šiandien. Tai strategija bet kokiu atveju būtina, neužteks tiesiog ateiti su 1000–2000 eurų per mėnesį biudžetu ir generuoti pardavimus iš oro.
Vienintelis variantas, jeigu veikti, tai tikriausiai nebent tuo vadinamojo reklamos industrijos sezonu, tai čia kai prasideda nuo Black Friday iki pat naujų metų, tai nebent šiuo atveju be strategijos galima kažkokius generuoti pardavimus iš nieko. Tai pirmasis patarimas būtų turėkite aiškius reklamos tikslus. Tai dažnu atveju verslas ateina, pasidarai tu mytą su jais ir vienas iš pirmųjų klausimų yra, tai kokie yra jūsų tikslai. Tai turbūt 90% Lietuvoje veikiančių verslų nori pardavimų, bet tas savaime suprantama, tai jeigu tu investuoji 1000 eurų į reklamą, tai tu tikiesi kažkokios grąžos. Ir reikėtų tada galvoti, kokios grąžos tu norėsi tikėtis, tai ar ten 5 ROAS, ar ten iš 1000 eurų norėsi sugeneruoti 5000 atgal ir panašiai. Tai pardavimas vienas yra iš reklamos tikslų ir gerai jūs kaip verslas, kad jį atsinešat, bet iš kitos pusės blogai, nes vien tik tais į pardavimus sufokusuota strategija nėra gerai, nes labai greitai auditorija susisenka. Ir bet kokiu atveju, vienu ar kitu atveju reikės prisitraukti naujų žmonių, kad galėtume vėl taikytis su pardaviminė strategija. Tai šiam etapui turbūt išvardinčiau pagrindinius 4 etapus, tai prekinio ženklo žinomumo didinimas, tai čia būtų reklamos tikslas, o po apačia yra pagrindiniai KPI-ai, ką turėtume sekti ir kaip matuotis sėkmę. Tai čia galima vieną iš šių arba net kelis pasirinktinai. Tai prekinio ženklo žinomumo didinimą sektume kaip puslapio peržiūros ar video peržiūros, tada galime užsibrėžti tikslą rinkti kontaktus. Tai šis būdas labai veiksmingas ir efektyvus yra B2B verslam, kurie suinteresuoti į lead generationą. Tai čia galim rinkti formas, kažkokius susisiekimus telefonu ar paštu sekti. Taip pat gali būti reklamos tikslas naujienlaiškių prenumeratorių auginimas. Tai labai efektyvi strategija e-komercijai yra, bet labai lėtas procesas, tai labai panašus kaip SEO irgi. Tai dažnu atveju, jeigu tik tais pradedat prekiauti internetu, neturėsit to naujienlaiškio, o pirkti kažkokį listą tikrai nerekomenduočiau, nes bus tiesiog spamas ir labai greitai baigsis jūsų naujienlaiškių marketingo kelionė. Ir tada tas galutinis yra pardavimai. Tai tiesiog paprastas tas pardavimas, ką dauguma e-komercijos verslų ir nori sekti. Antras patarimas. Tai pagalvokit apie savo pasiūlymą. Tai šiuo atveju turbūt aš turiu tokį apsibrėžimą, sugalvokit savo super pasiūlymą. Tai tas pasiūlymas, kuriam tiesiog per daug sunku atsispirti ir dešiniai pusėje matot sudedamasis jo dalis. Tai čia galima, aišku, turbūt ir daugiau jų pridėti, bet tas pasiūlymas nėra tik tais akcijos paskelbimas. Tas pasiūlymas susideda iš produkto ar paslaugos nuolaidos, galiojimo laiko, produkto ar paslaugos ribotumo, tai čia tas scarcity efektas. Ir šitoj vietoj turbūt tikrai rekomenduočiau kaip verslui būti atsakingam ir skaidriam. Ir pastebiu dažnai manipuliaciją šitoj vietoj, kad ten liko 99 produktai, ar ten 5 produktai, ar kažką. Ir turiu nuliūdinti, nes vartotojai nėra kvaili šiais laikais ir jie tikrai tą supranta. Ir tada gaunasi, kad renkasi geriau pirkti produktus iš jūsų konkurentų, jeigu pajaučia, kad manipuliuojama jų veiksmais. Ir tada labai svarbu prie pasiūlymo taip pat pridėti aišku raginimą veikti. Tai ko jūs tikitės iš vartotojo, tai jeigu elektroninės parduotuvės kalbam, tai žinoma norime, kad pirktų. Tai ir paminėkite tam pasiūlyme, kad pirk, įsigyk, jeigu norite generuoti kontaktus, tai susisiek, registruokis. Ir čia po apačią pasidalinau trumpu aprašymu, koks galėtų būti tas super pasiūlymas su tais visom sudedamosiom dalim, ką išvardinau. Taip, sekantis reklamos formatai. Tai Facebook Ads savęs labai daug siūlo skirtingų reklamos formatų ir placementų. Ir pradedant nuo vaizdinės reklamos, video reklamos, leads reklamos, kuri labai efektyviai yra B2B verslam rinkti leadsus, tai informaciją apie klientus ir paskui galima pardavimų komandai pervesti, kad susisiekinėtų su potencialiais klientais.
Katalogo reklamos tai labai efektyvu e-komercijai, kuomet tiek Facebook, tiek Instagrame meta jūsų produktus ir vartotojams meta jūsų produktus tuos, kurios tikėtina, kad jie labiausiai pirks pagal atsižvelgdamas algoritmas į jų behaviorą vadinamą. Tai šitas gan efektyvus yra reklamos būdas. Ir tada vienas iš turbūt naujausių formatų, tai yra collection tipo reklama. Tai kodėl Facebookas eina būtent link to, tai turbūt savaime suprantama, kad daugelis socialinių tinklų jie nori, kad vartotojai kaip įmanoma ilgiau užsibūtų platformoje. Tai šitas reklamos formatas labai padeda tą padaryti. Ir veikia labai panašių principų kaip mini landing pages, neišėjus iš Facebooko. Tai tiesioginė ta žodžio prasme galima susibildinti tokį mini landing page, ten su headeriu kažkokį video užsidedam ar baneriuką, susikeliam produktus, kuriuos norim ir vartotojas tiesiai per savo telefoną gali apžiūrėti kažką jūsų parduotuvę, galbūt ras. Ir tas pats jau galutinis pirkimas atliekamas svetainėje, tai bet kokiu atveju vis tiek turės išeiti, bet pasiliks Facebook'e, kol tą patirtį išsirinks kažkokį tą produktą. Tai dar vienas turbūt dalykas, ką prie reklamos formatų norėčiau pridėti, yra, kad būtinai apgalvokite apie savo tikslinę auditoriją ir kur ji daugiausia laiko leidžia. Aišku, galima testuotis ir bandyti advanced tuos placementus vadinamus, ir atiduoti visą galę algoritmui parinkti formatą, reklamos, kurį rodys potencialiam klientui, bet vis dėlto man patinka tas ir manual placementas vadinamas, kai tu daug žinai apie savo auditoriją, susirinki daug informacijos, žinai, pavyzdžiui, kad jie daug laiko leidžia reelsų žiūrėjimui, arba gal, nežinau, gal jiem video turinys patinka labiausia, tai tada galima daugiau dėmesio skirti tiem formatam ir efektyviai tada leisti tą reklamos biudžetą. Taip, tai pereinam tada prie auditorijos parinkimas, tai šitas yra essential, kaip vadinu, tai labai svarbus etapas ir labai gaila, kaip dažnu atveju ateina verslai ir pasidarai mytą su jais ir tada klausia, tai kas yra jūsų tikslinė auditorija? Tai visi. Tai tada klausiu automatiškai, ar jūs batoną gal pardavinėjat, ar šokoladą, kad visiems čia. Tai realiai, ta prasme, tiek vaikas, tiek suaugęs vyras, tiek kažkoks profesionalus krepšininkas, tiek policininkas, tiek moteris kažkokia savirealizacija besidominė perka jūsų produktą. Taip negali būti, nes dažnu atveju vis tiek yra kažkokia tikslinė auditorija, kas būtent yra susidomėję jūsų produktu ar paslauga. Aš suprantu, kad iš pat pradžių, jeigu jūsų dar verslas naujas, gal per daug informacijos apie auditoriją nesat surinkę, tai bus labai daug gut feelingo, to vadinamojo nusistatant tą auditoriją. Tai, bet ją turėti yra itin svarbu, tai pagalvokit apie potencialios auditorijos lytį ar amžiaus grupę, galbūt kokiuose regionuose gyvena, gyvenamoji vieta, tai ar didieji Lietuvos miestai, galbūt daugiau regionai ir kokie pomėgiai. Tai kaip ir sakau, iš pat pradžių gal bus ir labai daug tos spėliojimo, bet ją svarbu apsibrėžti, nes tada labai daug laiko skirsit tam reklamų setapinimui ir pasiekti tą tikslinę auditoriją. O kaip jau daugiau susirinksit informacijos iš reklamos, prasileisit šiek tiek pinigų ir matysit, gausit iš analitinių duomenų daugiau, tai matysit, kas yra iš tikrųjų ta jūsų auditorija, tada, aišku, tos dalykus galima koreguoti. Tai tą portretą galėsit koreguoti ir paskui paeiliui dar daugiau informacijos surinkus galima turėti ir 2, ir 3 skirtingus portretus potencialių pirkėjų ir taip plėsti, nes tikėtina, jeigu esate didelis verslas, tai turit didelį pasirinkimą tiek produktų ar paslaugų grupių ir vienas gal paslaugas daugiau B2B verslai perka, o kitur B2C, tai automatiškai ir auditorijos šiek tiek skirsis. Tai reklamos biudžetas turbūt yra mano mėgstamiausias vienas. Tai turbūt vienas iš pirmųjų klausimų, kada gauni iš kliento užklausą yra, tai
kiek man reikės investuoti į Facebook Ads reklamą, kad susigeneruoti X ir Y pajamų. Tai turbūt šiuo atveju tokio tiesmukiško klausimo atsakymo į reklamos biudžetą nėra, nes reklamos biudžetas labai susideda iš daug sudedamųjų dalių skirtingų. Tai labai priklauso nuo industrijos. Vienos industrijos yra konkurencingesnės nei kitos. Tai tarkim, kur jūs prekiausit maisto kažkokiais papildais, o kur jūs prekiausit kažkokia nišinė gintaro aksesuarų prekyba. Tai konkurencingesnėse rinkose reikės daugiau biudžeto, nes reklamos bus tiesiog brangesnės. Tuomet labai svarbu įsivertinti irgi lokaciją, kur leisit reklamas. Tai savaime suprantama turbūt, kad Lietuvoje reklamos šiek tiek bus pigesnės, o pabandykit leisti reklamas, nežinau, New York'e kokiam, kur CPC paspaudimo vieno kaina bus 5 eurai ir panašiai. Ten visai kitoks konkurencingumas, nes daug didesnis poolas yra advertiserių, kurie nori ten reklamuotis. Tai dar grįžtant prie Lietuvos, tai turbūt irgi yra skirtumas nuo pagrindinių miestų ir regionų. Tai regionuose tas paspaudimas bus pigesnis, nes konkurentų mažiau irgi suinteresuotų bus negu nuo didmiesčių. Ir paskutinis turbūt yra irgi, ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai užsibrėžti tikslai. Tai būkim realistais čia, kažkokių kosminių skaičių mes niekada neprižadam klientam. Tai ta prasme jau gerai, jeigu galima deliverint, aš siūlau tai visą laiką galvoti apie 4 ROAS-us. Tai jeigu klientas investuoja 1000 eurų į Facebook Ads reklamą, tai bent tikėkimės, kad pradžiai galim sugeneruoti tą 4000 atgal. Tai čia vadinamas tas 4 ROAS-as. Bet jeigu ateina ir sako, už 1000 nori 10 000 atgal susigrąžinti, tai tada reikia suprasti ir būti realistu, kad tokių skaičių iš pat pradžių labai sunku sugeneruoti. Jeigu verslas turi daug informacijos, surinkęs jau vykdo veiklą ilgus metus, tada galima auditorijas kompiliuoti ir kažkokius veiksmus atitinkamai daryti, tada galima didinti tą ROAS-ą. Bet pradžiai vis tiek rekomenduočiau į tą tokią saugesnę zoną eiti, tai 4 jau gerai, o kas daugiau, super gerai. Dar grįžtant prie reklamos biudžeto, galima jį preliminariai apsiskaičiuoti, imant standartinės industrijos metrikas. Tai čia šiam pavyzdžiui pasiėmiau, dabar tiksliai nepasakysiu kurios industrijos, bet pasiėmiau CPC, tai 62 centai, tai čia vieno paspaudimo kaina, gana aukštoka, kai Lietuvoje būtų, bet Facebook Ads jie aukštesni būna paspaudimai. Tai jeigu norit per mėnesį sugeneruoti 1000 paspaudimų į svetainę, tai viskas logiška, jums reikės 620 eurų per mėnesį skirtam skelbimui. Jeigu kalbam apie CPM metriką, tai čia yra kiek kainuoja 1000 peržiūrų, tai čia daugiau video reklamai ir jeigu CPM-as 3,38 eurai ir norit, kad jūsų video kažkokią reklamą peržiūrėtų 100 000 žmonių, tai tada jums reikės 338 eurų. Tai sekantis būtų apgalvokite apie savo marketingo piltuvėlį. Tai čia turbūt irgi dažnu atveju ateina verslas ir jie nori tik tais pardavimų, tas savaime suprantama, tai čia tas būtų etapas pats jau paskutinis, ką mato, tai bofų kompanijos, tai čia kai vartotojas jau žino apie jūsų verslą, yra padaręs savo namų darbus ir pasiruošęs atlikti pirkimą, tai turbūt šiame etape vartotojas tik laukia kažkokio to specialaus pasiūlymo, kada galės atlikti tą pirkimą. Bet kaip ir minėjau ankstesnėse keliose skaidrėse, tai šis strategija nėra long term successful, tai reiškia, kad jūsų tikslinė auditorija išseks per kažkokį laiką ir bet kokiu atveju reikės prisitraukti naujus vartotojus potencialius. Tai čia būtent tie kiti marketingo piltuvėlio etapai ir kiekvienam marketingo piltuvėlio etapui reikės skirtingos strategijos. Tai jeigu kalbam apie tas viršutinio piltuvėlio marketingo etapus, tai TOFU kompanijos vadinamos top of the funnel, tai vartotojas visiškai dar nieko nežino apie jūsų prekinį ženklą, produktą, paslaugas ar kurias parduodate.
Tai šiame etape stengiamės supažindinti su reklamomis, vat, o tai čia yra toks maisto papildas, mes čia juo prekiavom, mes vieninteliai esam Lietuvoje atstovai, tai stengiamės pranešti tą žinią ir pranešti kaip įmanoma daugiau apie tą produktą, ką pardavinėjame ar paslaugą. Middle of the funnel arba MOFU kampanijos vadinamos, tai vartotojas jau kažkur apie jūsų prekinį ženklą girdėjo. Šiame etape jis lygina jūsų produktą ar paslaugą su pagrindiniais konkurentais. Tai šiame etape labai efektyvu turbūt yra, kuomet jau verslas turi šiek tiek patirties industrijai ir per tą laikotarpį yra prisirinkęs atsiliepimų, tų vadinamų testimonials iš žmonių, kad, va, pavyzdžiui, ten mūsų produktas labai geras ir panašiai, ir ten padėjo maisto papildai numesti ten 1 ar kitą kilogramą. Ir tada galima rinkti tos atsiliepimus ir naudoti būtent šiam MOFU kampanijos etapui ir tada lyginti, kad vat, mes geresni esam už konkurentų vienu ar kitu atveju. Ir čia tikrai nerekomenduoju fokusuotis į kainą, ką dažnu atveju verslai daro, o tai darom pigiau tada už konkurentus ir mumis pirks. Tai nėra efektyvu, nes realiai tada visą industriją jūs tempiat žemyn ir taip savo pradedat pjauti kojas automatiškai, nes ta prasme ir jūs turėsit leisti kainas, tada konkurentai nuleidžia kainas, tada vėl jūs nuleidžiat ir tada kur mes nueisim, kad niekas neuždirbs ir ekonomika nepagerės. Ir paskutinis, tai vat, tą, ką aptariau, tai MOFU kampanijos, tai čia jau tik tais į pardavimus susifokusuojam, tai čia vat, akcijos labai gerai veikia, kažkokie specialūs pasiūlymai, pirk 2, gauk 1 nemokamai ir panašiai. Tai apgalvokit apie visą tą marketingo piltuvėlį ir visą tą vartotojo kelią nuo pirmo karto, kaip susipažįsta su jumis, kaip lygina tą, renka informaciją, researchina iki pardavimo. Sekantis patarimas labai susijęs su ankstesniu marketingo piltuvėliu patarimu, tai yra reklaminė žinutė. Tai bet kokiu atveju turbūt irgi sugrįžtant prie to marketingo piltuvėlio, tai su pardaviminė žinutė tikrai nerekomenduojama taikytis į top of the funnel kampanijos auditoriją, kur žmonės visiškai nežino apie jūsų prekinį ženklą. Ir aš tiesiog, jeigu asmeniškai gaunu kažkokią reklamą, kad vat pirk ten ar kažką, aš pirmą kartą matau tokį prekinį ženklą, tai iš kur aš galiu gauti tą pasitikėjimą. O pasitikėjimas labai svarbus šiais laikais auditorijai, nes, kaip ir minėjau, ta vartotojo kelionė labai yra išilgėjus ir tiek daug konkurentų rinkoje yra, kodėl jie turėtų pirkti iš jūsų, kai visai dar net negirdėjo, gal ten kažkokia jūsų paslauga yra skemas, ar ten, nežinau, ar produktas nėra pratestuotas. Tai kuriant reklaminę žinutę reikėtų atsižvelgti į skirtingus marketingo piltuvėlius esančią auditoriją ir jos poreikius. Tai viršutinio piltuvėlio kampanijoms bus vienokia žinutė, apatinė kitokiam. Fokusuokitės į vieną ar kelis produktų grupės, neimkit visko. Nu, ta prasme, tas variantas tinka, kuomet grįžtam prie tų metinių pardavimų, tai ten Kalėdos, Black Friday ir visa kita. Tai tuo etapu tas veikia, bet šiaip vis tiek reikėtų segmentuoti dalykus ir fokusuotis į produktų grupės ar konkrečius produktus. Tada žiūrėkit, kad jūsų žinutė būtų aiškiai tilptų į vieną Twitter žinutę, tai vadinu 280 simbolių žinutė, o tuos visus ilgus postus palikite SEO straipsniams. Tada pridėkite aišku raginimą veikti, tai ko jūs tikitės iš vartotojo, pirk, registruokis, prisijunk prie naujienlaiškio ir pabandykit sukelti emociją tai su savo reklaminė žinutė. Tai ką turiu toje omeny, kad pabandykite nupiešti tą viziją, kaip jūsų vartotojas jausis įsigijęs jūsų produktą ar paslaugą, tai labai gerai daro dovanas, kur pardavinėja, ar kažkokias emocijas, pramogas pardavinėja, prekiniai ženklai, tai jie nupiešia tą viziją, kaip tu jausies pravažiavęs su to Ferrari, ar ten kaip tu jausies pakilęs į, ten, nežinau, 100 metrų aukštį su oro balionu ir matysi visą panoraminį miestą saulėlydžio šviesoje. Tai žinau, kad tas dalykas turbūt nėra paprasta ir čia daugiau vis tiek copywriterio ta dalia sunkioji, kaip aš vadinu,
bet vis tiek mes kaip ir PPC, tie specialistai galim tikrai kažką įspausti ir visą laiką, jeigu trūksta kažkokio įkvėpimo, rekomenduoju pasižiūrėti, ką konkurentai daro didesni, geriausiu atveju, nes tikėtina, kad jie jau yra daug išsitestavę. Tai čia apačioj pasidalinau irgi tada vienu pavyzdžiu, ką irgi sukūriau, kad stengiausi įdėti kaip įmanoma tų daugiau savybių į vieną tą reklaminę žinutę. Taip, landing page patirtis yra mano turbūt vienas iš mėgstamiausių, tai turbūt daugelis jūs esate irgi susidūrę su elektroniniam parduotuvėm, kurie ateini, prisikrauni pilną krepšelį produktų, tada tave mėto per vieną puslapį į kitą, prašo užpildyti 20 skirtingų langelių, kad kažkokį vieną maisto papildą atsiųstų, pradeda klausinėti informaciją apie tavo pusbrolius ir panašiai, tai tu automatiškai turbūt palieki tokią svetainę ir netlieki to pirkimo. Tai čia turbūt irgi kaip PPC specialistas, tai to dalyko tu vienas nepadarysi, tai turi labai bendradarbiauti su komanda likusia ir spręsti tuos dalykus. Ok, tai gal galim tada klausti mažiau informacijos, gal užtenka tik tais vartotojo pirkėjo adreso ir vardo pavardės ir ten tegul jis atsiskaito ir kaip susisieksim su juo ir viskas, žinai. Tai gal nereikia ten tiek daug klausinėti jo. Galbūt galim pašalinti vieną langelį ir ten vietoj 3 puslapių iki to pirkimo padarykim gal 2 puslapius. Tai va tuos visus procesus stenkimės optimizuoti svetainės, tai čia va Šarūnas, ką irgi labai palėtė labai daug, tai reikėtų klausyti tų patarimų turbūt, nes labai daug to komandiškumo yra, tai vien reklamos neištems pardavimų, reikia, kad ir svetainės gerai ranintų, tai tas labai svarbu yra. Ir turbūt jeigu galėčiau vienu pavyzdžiu pasidalinti, tai visą laiką grįžtu prie Amazono ir jų vienos iš naujausių tų funkcijos, viena iš naujausių, tai 3 metai, gal 4, 5, nežinau, gan senokai jau, bet vieno paspaudimo apsipirkimas, kai užsiregistravę vartotojai susikrauna krepšelį, paspaudžia buy it ir viskas tau atsiunčia produktus per 1-2 savaitės, tai turėtume lygiuotis į ten, žinau, Amazonas yra visai, it's a different beast ir ta prasme vis tiek, bet procesas jų labai yra gerai išgrynintas, jeigu pavyksta optimizuoti, link to eiti, tai jau geras yra ženklas. Taip, ir dabar iki šiol, ką pasidalinau visus patarimus, tai juos būtina testuoti. Tai tiek vizualus, tiek testuojame tikslinę auditoriją, lokaciją, reklaminę žinutę, reklamos formatus, bidding strategiją, skirtingus landing pages ir pasiūlymus. Tai testuojam, kas geriau, efektyviau veikia vaizdinė reklama ar video reklama, kokia tikslinė auditorija, galbūt pabandom siaurinti, gal padidinam tikslinę auditoriją, lokaciją, pabandom taikytis į pagrindinius miestus, į mažesnius miestus, testuojam skirtingus reklamos formatus, skirtingus landing pages ir pasiūlymus. Tai vis dėlto ar geriau veikia procentali nuolaida, ar galbūt gal monetari, tai ar 40% nuolaida maisto papildams, ar nežinau, ten 20 eurų. Tai tos dalykus reikia testuoti ir testuoti ne kažkokio ne iš kavos tirščių, kaip vadinu, bet remtis duomenimis, tai tam reikia ir Google analitiko, tai galima tada daryti tuos testus. Ir turbūt dar vieną patarimą, jeigu galėčiau pasidalinti, tai stenkitės testuoti one step at a time, tai neperkraukit testų per daug skirtingų testavimo subjektų. Tai jeigu testuojame skirtingus vizualus, nepridėkime prie to testo ir skirtingų reklaminių žinučių, nes tada susiduriame su problema, kai gauname laimėtoją, bet nežinom, kas iš tikrųjų atvedė tą sėkmę. Tai vis dėlto ar buvo čia vizualas, ar reklaminė žinutė, kuri buvo efektyvesnė. Tai apibendrinant, testuokit. Ir visai paskutinis mano patarimas būtų, tai čia turbūt toks daugiau iš savo pusės, tai laikykitės 80-20 taisyklės. Ką turiu omeny, tai kad 80-20 taisyklė, tai dažnu atveju apsilankau irgi ten researchinamas kitus konkurentus jų puslapiuose, Facebook, Instagram paskyrose ir labai būna liūdna, kai ateini ir matai vien tik tais pardaviminį turinį.
Taip, aš suprantu, visiems reikia tų pardavimų, bet supraskime irgi, kad vartotojai labai yra išrankus ir vien tik tais pardaviminė žinute mes jų nepasieksim, todėl 80% turinio visą laiką rekomenduoju, kad būtų daugiau edukacinio entertainment turinio. Tas pats ir entertainment turinys gali parsiduoti, žinokit. Pavyzdžiui, jeigu duot kažkokį vieną pavyzdį, jeigu kažkokie maisto subscriptionais prekiaujantis prekinis ženklas, tai gali Facebook'e kelti receptus skirtingus ir tikrai generuoja pardavimus toks turinys. Tai nebūtinai turi būti kažkokia reklaminė žinutė, kad pirk ten maisto subscriptionus. Ta prasme, edukacinis turinys irgi parduoda. Ir tada tas 20% yra pardaviminė žinutė. Tai pardaviminė žinutė yra jau tas akcija, pasiūlymas pagrindinis. Tai jeigu galėčiau pasidalinti vienu patarimu, vienu pavyzdžiu tiksliau apie prekinį ženklą, tai man labai patinka Lidl reklamos, nes turbūt ir yra 80% jų keliamo turinio į Instagramą reklamos formatu, būtent edukacinis entertainmentas, kuomet jie kelia turinį, kad ten rinkis iš vieno ar kito daikto arba atspėk, kas ten paslėpta, ir tada tik tais 20% yra ta pardaviminė žinutė, kad ten akcija, nežinau, kažkiem vaisiam šią savaitę ar panašiai. Taip, tai perbėgau per pagrindinius 10 savo patarimų, kaip efektyviai leisti Facebook Ads reklamas. Čia paskutinis ekranas su visais apibendrinančiais punktais, tai galim nusiskrinšotinti, nežinau, klausti klausimus ir panašiai. Tai apibendrintai pagalvokit reklamos tikslus, apie savo pasiūlymą, reklamos formatus, išsigryninkite auditoriją, pasižiūrėkite, ar biudžeto užteks, tada galvokite apie pilną marketingo piltuvėlio etapus, išsigryninkite žinutę, testuokite skirtingus landing pages, tada testuokite kitus dalykus ir laikykitės 80-20 taisyklės. Ir visai pabaigai tada norėčiau padėkoti visiems susirinkusiems šiandien. Ačiū už jūsų dėmesį. Dešiniai pusėje matot QR koduką, galit nusiskanuoti, pakviesti mane per LinkedIn į draugus. Jeigu reikės pagalbos, konsultacijos, reklamos klausimais, kreipkitės nemokamai visą laiką su savo kieta komanda LemonHook pakonsultuosim. Ir labai norėčiau padėkoti savo LemonHook komandai, kuri prisijungė šiandien ir palaiko mane pranešimo metu. Back to you, tada Šarūnai. Turim, tavo pagelbėsiu, dabar turim klausimą vieną tokį ir aš tokį turėsiu vieną praktinį, labai galvojau savaitę laiko, kokį tau užduoti klausimą. Tai Monika klausė, ar turite patarimų, kaip reklamuoti maisto papildus, nes pagal Facebook taisyklės dažnai reklamos yra ribojamos, ypač teiginiai, produktai apie sveikatą. Taip, ačiū, labai geras klausimas. Ačiū, Monika. Tai papildai taip yra vienas iš tų sudėtingesnių industrijų reklamuoti. Ir su Facebook Ads mes susiduriam labai daug irgi problemų reklamuojant panašią produkciją, tai maisto papildus labai negalima konkretizuoti, ypač problemų būna su reklaminė žinute. Tai labai daug dėmesio siūlyčiau skirti į reklaminę žinutę ir būtent optimizuoti ją, kad neprižadėti kažkokių pažadų, kad būtent tikrai tas įvyks. Tai labai reklamų platformos yra sensitive šitoj vietoj, negalima overpromising, tai negalima sakyti, jog, nežinau, šitas maisto papildas padės jums numesti 10 kg. Taip negalima, nes iš karto pradės blokuoti. Tada būna susiduriam irgi su, kaip pasakyti, tai čia irgi maisto papildas gaunasi, bet ten, nežinau, prostatai vyrų kažkokiai gydyti. Tai juos būna vizualus irgi net blokuoja Facebookas, tai tada labai svarbu irgi greitai reaguoti. Tai dažnu atveju turbūt vis tiek periodiškai atliekam tas paskyrų optimizacijas. Tai vat su tokiais klientais darbuojantis maisto papildai, ta pati kosmetika irgi gan sudėtingas būna produktas, tai reikia dažniau tikrinti reklamos paskyras, ar neužblokavo reklamas.
tai ir iš karto reaguotis, nieko nelaukti, kreiptis į Facebook supportą, sakyti, kad čia jų klaida, jų problema, tegul sutvarko dabar, čia ir dabar, nes automatiškai ta prasme yra paskirtas kažkoks biudžetas ir tada jeigu neefektyviai mes jį leidžiam, tada visas tas krenta ant agentūros pečių, tai mes kaip ir esame atsakingi už tai. Tai atkreipkite dėmesį į vizualus. Dažnu atveju, net kai kreipiesi į Facebook supportą, tai jie būna pagaidina ir pataria, ką vis dėlto pakoreguoti reikia, kad praeitų ši reklama. Tai galbūt targetingą gali reikėti pakoreguoti. Tų dalykų mes kartais net nežinom, nes būna tos klaidos išmetamos, dėl ko užblokuota reklama, ne visada viską pasako, o Facebook supportas vis dėlto daugiau šiek tiek atsako, kad ir kaip aš esu nusivylęs jų patarimais kartais. Tai tikiuosi atsakė tavo klausimą, Monika. Tu užsimutinęs. Sorry, ačiū. Dar vieną klausimą turim, Titas klausė, CBO ar ABO? Jo, tai čia turbūt grįžčiau prie to pačio dalyko, tai aišku, čia terminais kalbam dabar, tai CBO, tai čia yra tas paskyros, tai galima visą kampaniją optimizuoti biudžetą arba galima atskirai per AdGroupsus tipo optimizuoti biudžetus. Tai skirtingai kiekvienam AdGroupsui skiriam skirtingą biudžetą. Tai čia grįžtu prie to dalyko, vat būtent, ką ir minėjau ankstesnėse skaidrėse, labai svarbu testuotis. Tai ta prasme, tų praktikų yra N ir visi čia yra specialistai ir tada gaunasi, kad išbandai vieną neveikia, išbandai kitą veikia, tai čia viskas labai priklauso nuo testų, tai mes patys irgi raninam labai daug testų, tai tiek pats irgi ranina, tiek kampanijos lygio biudžetą skirstyti, tiek AdGroups lygių skirstyti ir būna atvejais, kad vieni laimi, kiti ne, o pagrindinis skirtumas turbūt būtų, kaip campaign optimization tą uždedi, kad kampanijos lygių biudžetą skirstai, tai būna labai daug viena reklamų grupė iššauna į priekį ir palieka kitas apačioj, tada gaunasi, kad ten neišnaudoja potencialo apatinės grupės. Tai ką aš mėgstu daryti yra, tai duoti tą bendrą biudžetą ir dar reklamų grupės lygiu įdėti bent minimalų kažkokį biudžetą, kad bent turėtų galimybę tos prasčiau pasirodančios reklamos, kad bent vis tiek kažkokį tą biudžetą prasileistų. Tai ar ten, nežinau, 2 eurai ar kažką, kad bent minimaliai turėtų potencialo išsibandyti. Tai tikiuosi atsakė tau klausimą. Dar turim iš Paulinos klausimą, kokių patarimų reklamų strategijų pasiūlytumėt maitinimo įstaigoms Facebook'e? Tikslas fizinis kliento apsilankymas restorane. Jo, tai čia apsilankymas restorane per svetainę apsilanko, ar čia per Facebook puslapyje? Ar galit gal patikslinti kažkaip? Per kur jūs norit to srauto? Ar ta prasme, norit, kad pamatytų reklamą ir ateitų tiesiai į restoraną, net nespaudę nieko, nei Facebook'e, nei website? Manau, kad turėjom minti, kad Facebook'e, žinai, kaip promautinti Facebook'o kavinės paskyrą, kad atves tą galutinį klientą, žinai, į restoraną. Jo, tai realiai, ta prasme, aš išvardinau daugelį tų patarimų per tos ankstesnės 10 skaidrių, tai čia viskas labai priklauso nuo strategijos. Tai pirmas dalykas, aš pasižiūrėčiau, ką geresni konkurentai už mane daro ir pagal tai tada bildinčiau tą strategiją. Tai tikėtina, kad vis tiek daugiau fokusuočiausis į video turinį, stengčiausi. Čia labai daug reikės, neužteks vien tik tais Facebook ads reklamos, tai reikės ir omnichannel approach'o, tai turėsit galvoti apie kažkokius eventus, rekomenduočiau skirtingai kaitalioti meniu, labai aktyviai reikštis storiose, labai dažnai storiose reikštis, daug video turinio kurti, tai video turinys galėtų būti, nežinau, iš tos pačios virtuvės. Labai iš tikrųjų gaila, kad mes dar esam labai konservatyvūs, pasižiūrė kitus prekinius ženklus Amerikos, tarkim, rinkoj, tai jie nesidrovi ten iš tų virtuvių, ten toks tipo raw material kelti į tą Facebooką ir tas vyra labai gerai, ta prasme nereikia ten samdyti už 1500 videografo, kad
padarytų 5 reelsus storiams. Ta prasme, imkite savo telefoną, iPhone'ą, bėkite į virtuvę, biški pasetapinkit šviesą, atkreipkite dėmesį ir viskas, prisišūtinkit 10 kokių reelsų ir per juos kelkite tą turinį. Tai turbūt grįžtant prie to atsakymo, tai labai fokusuočiausi į turinį ir va būtent per tą prizmę bandyčiau pritraukti vartotojus. Labai dažnai reikėtų kažkokius pasiūlymus irgi koreguoti, ten savaitinis meniu ar kažkas tokio ir va taip turbūt fokusuočiausi. Dar keletą klausimų turim. Akvilė klausia, lifetime ar daily biudžetas? Jo, tai čia šitas labai panašus yra irgi su campaign biudžetu arba ad groups levelių biudžetu. Tai vėl grįžtu prie to pačio dalyko, kad reikia testuotis tuos dalykus. Bet šiaip iš praktikos vis dėlto yra daily biudžetas, mano manimu, efektyvesnis, kiek bent mes esam testų padarę. Bet čia labai, sakau, priklauso, tas kritiškai reikėtų žiūrėti, labai priklauso nuo daug skirtingų faktorių, tai industrija, produktas, paslauga, auditorija ta pati. Tai siūlyčiau pasidaryti testą, imam, nežinau, 100 eurų lifetime biudžetui, 100 eurų daily biudžetui. Žiūrim, kas geriau veikia. As simple as it sounds. Supratau, ačiū už atsakymą. Dar vieną turim iš Daivos. Tai esame ekologinis ūkis, auginantis ir gaminantis kanapių arbatą, aliejų ir kitus kanapių produktus. Ar leidžiama reklamuotis Facebook'e, Instagram'e? Jo, tai čia labai panašus klausimas su ankstesniu apie patarimus. Maisto papildais, taip, ne? Jo, ir čia ką turbūt galėčiau parekomenduoti, tai aš tikrai top of the mind, tai ko neatsakysiu, nes čia reikia labai sekti advertising policies. Tai mes irgi su komanda labai daug dėmesio skiriam tam ir ta prasme skaitom ten, ką galima reklamuoti, kokį lygį galima reklamuoti, bet čia jau paminėjot CBD produktus, tai Lietuvoje tikėtina, kad bus problemų su tuo ir pavyzdžiui, turėjom irgi ankstesnius kelis keisus, ne su CBD, bet su kombudža, tarkim, ne? Atrodo, kombudža paprastas. Stiklinė tara, ne? Turiu omenyje, pertrauksiu truputį, kad stiklinė tara, ne? Facebookas apibrėžia kaip alkoholį, ne? Jo, tai tada Nors jis yra nealkoholinis. Jo, reklamų neįmanoma realiai paleisti, nes tik paleidai iš karto automatinis algoritmas Facebooko blokuoja kaip alkoholį, nes pamato, kad stiklinis butelys. Tada tu automatiškai iš karto kreipiesi į Facebook ad specialistus, meta komandą, tada jie tau padeda pasileisti reklamą, bet tame gaunasi, kad, ta prasme, tu su terminais nespėjai, nes tau, jeigu reikia paleisti reklamą per 2 savaitės kažkokiam seilui, priseilui, tai tu ten 3 savaitės tampaisi, kol tau tą reklamą išsuka Facebookas. Tai čia labai bus panašus jaučiu keisas irgi su CBD produktais, nesvarbu, kad ten yra aliejus ir ten, ta prasme, jie visiškai normalu, ta CBD produkcija, bet kitas dalykas irgi Lietuva prieina į Europos Sąjungą ir labai ir griežtesnės yra sąlygos Europoje negu, tarkim, USA CBD produktus. Tai Lietuvoje, manau, būtų sunkumų, bet įmanoma, bet aš tada fokusuočiausi į ilgesnę strategiją. Tai nebus taip, kad jums neišeis tų flash sale'ų visokių daryti ir ten per kalėdas sprogdinti, tai reikia fokusuotis daugiau į tokią ilgesnę strategiją, tai geriau pasileisti kelias reklamas, kurios suksis 2-3 mėnesius, jie susitvarkingai pasileistų viską, kad generuotų tuos rezultatus ir tada mažiau dėmesio skirti va tiem flash sale'ų visokiem vadinamiem. Tai tikiuosi atsakė jūsų klausimą dar. Kitas dar klausimą uždavė, koks geriausias plius minus turėtų būti Lietuvos rinkos, kaip suprantu, CTR, CPM ar CPC? Jo, tai čia tie statistiniai duomenys, tai labai sunku atsakyti, nes kiekviena industrija skirtingai yra. Tai, kaip sakau, nuo konkurencingumo priklauso, tai konkurencingesnėse tas
CTR bus mažesnis negu mažiau konkurencingesnis. Taip pat nuo jūsų turinio priklauso, tai jeigu jūsų turinys geras ir ten vizualai geri, reklaminė žinutė geri, pasiūlymas super, tai ir CTR automatiškai bus super. Tai, bet jeigu ten, nežinau, pardavinėsit baldus už kažkokią kėdę, prašysit 1500, tai sorry, bet manau, kad jūsų CTR bus žemas. Pratau, ačiū, aš turiu dar, Pauliau, tokį klausimą, daugiau gal kaip pačiam klientui tą rinką, atsijoti ir kaip tą pasirinkti agentūrą, nes turiu praktikos pavyzdžių, kur klientas turi specifinį produktą, tai yra nedraudžiama prekė, kaip minėjai, CBD ar kambudža, tiesiog įdomesnis produktas ir jis išbando 4 agentūras, ir visos neatveda tos pardavimo konversijos, Tai po 4 agentūrų ar tiesiog 4 agentūros nesudėliojo tam tikros strategijos, pelningumo ir sėkmės, ar vis dėlto pats produktas į savęs negali parduoti, kad ir kokią tu strategiją pritaikys, jisai neparsiduoda, Tai va toks klausimas būtų, ar verta tiesiog jau kaip sakant, nedėti vilčių, ir nekišti biudžeto į skaitmeninę erdvę, ar vis dėlto tos 4 agentūros, kaip aš sakau, ne taip strategavo, kaip reikia. Labai geras klausimas, Šarūnai, ačiū. Tai turbūt tavo klausimą galėčiau atsakyti į kelis 2 etapus. Tai pirmas etapas būtų, kaip išsirinkti agentūrą. Tai manau, kad save gerbinti ir gera reklamos agentūra nedirba pagal šablonus. Kodėl taip sakau? Nes, ta prasme, sunkus, kai verslas jau turi patirties 5-10 metų savo nišui, tai tikrai tu negali apie jį žinoti ir kaip tu gali dirbti su juo pagal šabloną. Tai labai svarbu įsigryninti jo verslą, jo produktus, jo konkurencinius pranašumus, jo tikslinę auditoriją. Tai labai daug tų dalykų, ką perbėgau per šiandien irgi. Ir jeigu agentūra tiesiog pateikia tau šablonišką kainoraštį su pasiūlymu, nepaklausus nei vieno klausimo apie jūsų produktą, konkurencingumą, kiek biudžeto to pačio norit, gal čia ir yra tas toks tiesmukiškas klausimas, bet biudžetą svarbu įsigryninti, nes strategija nuo to priklausys. Tai aš iš karto sakau, kad yra red flagas ir nuo tokios agentūros tiesiog reikėtų bėgti, nes, ta prasme, kaip aš galiu pardavinėti batus, jeigu gyvenime nesu tų batų pats dėvėjęs ar ten kitaip jų lietęs. Tai labai svarbu tą atkreipti dėmesį, pasirenkant agentūrą. Tada kita tavo klausimo dalis yra produkto potencialas, aš gal taip pavadinčiau. Tai dėja, turiu jūs nuvilti, bet yra tiesiog produktai, kurie neparsiduoda ir tam reikia ieškoti problemos. Ir ta problema gali būti pasislėpus bet kuriam kampe. Dažnu atveju net gali būti, kad tiesiog jūsų produktas yra, jo vertė, konversijos vertė yra daug didesnė. Tai įsivaizduokim, kad pavyzdžiui mes pardavinėjom kažkokius traktorius. Tai, ta prasme, suprantame patys turbūt, kad traktorių įmonė parduoda per metus 300-400. Tai ta konversija neatsitiks va taip kaip maisto papildus. Ta prasme, kolageną ten vienur ir kitur perka, ten, nežinau, gali 100 pakuočių per dieną nupirkti, o traktoriaus nenupirksim 1 per dieną, nebent esat labai dideli. Tai yra produktai, kurių tiesiog konversijos kaina yra didelė ir tiesiog tą reikėtų žiūrėti jau tada long term viziją ir galbūt tik tais Facebook kanalas nėra ta sudėdamoji dalis ir reikėtų tada daugiau žiūrėti to omnichannel approach. Tai prie reklamos jungiamės į jo strategiją, važiuojam į tuos bootcampus darom, važiuojam į B2B ten konferencijas, kažkur esam daugiau matomi kažkokioje erdvėje, tą patį naujienlaiškį pajungiam. Ir tada, kai visus tavo ratingai kanalus sukuriam, tada tikėtina, kad mūsų ir konversija didės. Aišku, tam reikia daugiau ir resursų, bet tiesiog ta produktų pardavimo kelionė bus ilgesnė. O ta, pavyzdžiui, traktoriaus pardavimo kelionė, tai užtruks, nežinau, 2-3 mėnesius minimum. Kol vienam klientui, va šiandien susirandam potencialų klientą, bukinam mytą su juo ir panašiai, tai mes tą traktorių parduosim tikriausiai tik tais po 3 mėnesių. O maisto papildus jau va dabar, kol mes kalbėjom, turbūt 20 į krepšelį prisidėjo, ten, nežinau, nupirko. Tai tikiuosi atsakė, Šarūnai.
Nu, tai reziumuojant, kad labai priklauso daug kas nuo pačio produkto, ne, nuo pačios rinkos segmento, turbūt kam jis yra pritaikytas, nes kaip minėjai, nu, ne visi produktai yra pritaikyti. Tas geras pasakymas to buvo, kad kam parduosiu visiems, žinai, tai šitą šiai dienai turbūt neveikia, čia gal 15 metų atgal. Nu ir dar Artūro turim klausimą ir tada Gabijai perduosim žodį. Manau, viską galima parduoti, žmonės pardavinėja akmenukų sėbėjai arba tarp gėlių galima nusipirkti lietuviško mėšlo skardinį. Čia klausimas ar tiesiog pridurimas? Nu, toks kaip teiginys. Tai Ai, čia konfrontacija į kovą. Jo. Aš kaip ir paantryčiau Artūrui, taip viską dabar parduoda, tik tais visiems svarbu, kokį kiekį parduoda. Parduot mes galim, bet ar mums tai atneš naudą, jeigu mes, žinai, parduosim vieną skardinį į mėnesį. Taip, mes ją parduosim, bet ar jinai duos apčiuopiamos naudos, nemanau. Tai čia buvo daugiau Artūro kaip teiginys. Antrinu tau ir manau, kad viskas parsiduoda, tiesiog ar jumis tenkins tie rezultatai, jeigu tą skarbonkę ar ten maisto papildą per pusę metų vieną pakelį parduosit, jūs parduosit, užsifiksuoja, bet ar jums tai neš grąžą, tai čia kitas klausimas. Ir manau, kad skirtingos platformos yra vis tiek adsai, Facebook adsai ir eBay platformos, visi kiti dalykai, čia manau yra visai atskiros dvi temos. Tai ačiū labai visiems už klausimus, labai čia mane iškrankinot, visą vandenį net išgėriau. Nu, aš labai ruošiausi tam klausimui, kurį tau uždaviau, nes tai buvo iš rinkos padiktuotas klausimas. Tai ačiū tada visiems, kurie dalyvavo. Labai gaila, kad Simonas apsirgo, negalėjo sudalyvauti, bet visiškai neprašnekėjo, dar bandė kažką daryti, bandėm susiskambinti, bet sako, be šansų, tai padarysim įrašą, mūsų pranešimus galėsit matyti tiek mano, tiek Pauliaus ir tuo pačiu Simonui rašysim dar ir vieną įrašą sudėsim ir tiesiog galėsit paklausyti. Tai dabar perduodu žodį Gabijai, jinai turi jums žinutę. Sveiki visi. Aš čia šiek tiek vėlai įsijungiau. Tai pirmiausia, kaip ir Šarūnas ir Paulius minėjo, tai trečio pranešimo apie SEO šiandieną mes neturėsime, bet Simonas tikrai įrašys įrašą SEO tema ir su jumis mes pasidalinsime. Dabar mes jums turime pasiūlymą visiems webinaro dalyviams, tai su kodu webinaras jūs gaunate 20% nuolaidą mūsų teikiamoms paslaugoms. Tai gali būti raktinių žodžių analizė, SEO auditas, Facebook auditas, programavimo darbai, tai būtų korekcijos iki 10 valandų, taip pat Google Ads arba Facebook Ads reklamos administravimas 1 mėnesis ir SEO kursai. Tai SEO kursų turime įvairių paketų, kaip pavyzdį paėmus minimaliausią planą, tai 89 eurais, o mūsų nuolaida 20% sutaupytumėte virš 17 eurų. Tai šiuo nuolaidos kodu galėsite pasinaudoti visą mėnesį, iki kito mėnesio 13 dienos ir galios 5 pirmiems klientams arba 5 pirmiems projektams. Tai dėl nuolaidos galite susisiekti su mumis elektroniniu paštu info@rocketscience.lt, tai drąsiai rašykite ir galėsite pasiimti savo nuolaidą. Visą informaciją dar taip pat pakartosime jums ir elektroniniu paštu. Na ir kaip minėjau, paskutinis pranešimas SEO tema bus su jumis pasidalintas šiek tiek vėliau, kai pagerės sveikata mūsų kolegai Simonui. Tai ačiū visiems dalyvavusiems, tikiuosi patiko. Ir geros dienos tuomet. Ačiū visiems susirinkusiems, tikiuosi pavyko išsinešti vieną ar kitą patarimą ir galbūt ateityje dar irgi susitiksim, tai gražaus vakaro visiems.